Labas rytas, iš Vilniaus oro uosto, senai čia besilankiau, laukiam skrydžio į Milaną. Skrisim į fotografijos vestuvių workshopą prie Komo ežero su Aušra Numavičia. Negaliu ją atsukti kameros, nes buvau paprašyta to nedaryti. Aušra kikena už kadrą, bet galbūt negirdi, todėl kad aš labai kokybiškai rašinėjau garsą tiesiai į mikrofoną. Vat, laukiam, kol visi susirinks. Nežinau, kiek bus fotografų? Apie 10 virš, ane? 12-13, žodžiu, mūsų čia skrenda. Labai gražus modeliai, italas berniukas, lietuvė Emilija, gražuolė mano. Ir parodysiu viską, kaip mums seksis. Atskridome į Milaną, laukiam transporto, kuris nuveš mūsų 2 grupelės jau į vietą prie Komo ežero. Ir kaip ir tiek. Skrydis neprailgo, 2,5 valandos. Viskas sklandžiai ir žiūrim, kaip seksis toliau. Atvažiavome į apartamentus, čia yra mūsų modeliukas, Emiliukas. Įsikūrinėjom visi, dar ne visi ekipažai suvažiavę. Sklinda kalbas, kad visi yra peralkę, iššalkę, baisiai nori valgyti ir eisime ieškoti. Kol kas oras nelepina, bet jis persigalvos. Va tokiam namukė esam įsikūrę. Daug atskirų tokių įėjimų ir va čia yra kambariukai mūsų. Leidžiamės pavalgyti. Šlapės akmenėlis, kaip sakoma, kad tik niekas neužsibaigtų be dantų. Vyksta didis konfliktas. Daug alkanų moterų prie vieno stalo bando užsisakyti valgyti. Chaosas, panika, chaosas, kažkas liks neėdęs. Va, mūsų gyvenvietės, kurio apsistojimo apylinkės. Daugmaž va čia ir fotografuosimės visas dienas. Su gražuolis modelis. Šiandien dabar pavalgysiuos į parduotuvę. Ir dar eidamas be abejo pasižvalgysim. Merginos buvo parduotuviai, nupirko valgyti. Mes su Emiliuku išėjom kitur ieškot kažko gero. Ir dabar visi grįžom namo. Pasiskirstėm jau kambarys. Tai galiu aprodyti biškai, kaip gyvenam. Yra 3 va tokie identiški kaip apartamentai. Tai vienas miegamasis pirmam aukšte ir 2 apačioj. Tai ten irgi fainai, 2 tualetai per visą namuką. Čia va mūsų toks miela jauki guštelė. Guštelė. Žiūrėk. Aukščiausia klasė. O, prašau, eiktų šaldytuvę daugiau, blėt, nei pas mane namuose. Nuo alkoholio tai tikrai. Kiaušinių tai 50 žmonių. Įsijaučiu padirbiškai prie kompo, jau visi šiandien čil ramiai. Nelabai čia apskaitai yra Komo ką veikti. Todėl, kad nebaisiai čia kažkas dirba. Pirmadieniais iš vis beveik niekas nedirba. Tai taip jokingai kokią parduotuvę nuėjom, niekas nedirbo. Ir sunku truputį susisiekti čia. Tai vat gerai, kad vienas ekipažas turi automobilį, parvežė visų prekes nusipirktas parduotuviai ir peškom tiesiog visi parėjo. Ir ką, padirbėsiu prie kombo, paretušuosiu nuotraukas, nes labai darbinga dabar nuotaika vis tiek tokioje aplinkoje, įdomu pasidalinti kažkokio mintim ir viskas, eisime miegot turbūt ir jau rytoj pratęsiu, rytoj turėsim laisvą dieną, kažką visi savom asmeniniam reikmėm pasifotkins ir apsižiūrėsim apylinkės, ištrinsim lokacijas, kurias jau naudosim tą dieną, kai jau bus pats workshopas. Tai. Labas rytas, štai ir pusrytainis. Jums čia nešypsau. Čia yra estetikos karalienės Aušros prisilietimas lėkštėje. Va, toks yra mūsų ryto vaizdas iš kiemo. Galima priprasti. Nusimaudai? Jo. Turi video? Atgaiva, žinok, aš negaliu, žinok, to jausmą, tai už nieką nelaimėčiau. O kaip tas haikas po to 2 valandų atgal namo? Jėga, eina savo. Sako, čia keli žingsniai ir parėjom, gal dienos pradžia, žinai. O vandenį kur? Nes to netikėsiu, čia įkišat galvą tiesiog atsišlapinta. Iš tikrųjų, ten buvo kita mergina, žinok, Aiva. Pala, čia dabar. Jinai pradėjo rengtis. Aš palikau savo maudymkės, viską, žinok, čia man Edita paskolina sportinę maudymkę būtų. Kaip gerai. Pradėjome gražėti pagaliau. Išsiploviau galvą, dabar Gretutė mane dažo. Aušra man turi suknelę nuostabę.
ir bandysim kažkur šituose gražiuose vaizduose įsiamžinti. Man labai keista pačiai būti su žmonėm, kurie moka fotografuoti kelionį. Nes kai pažiūriu kažkam per petį, kažką filmuoju telefonu, tiesiog žiūriu, o, plemba, moku filmuoti, keista. Ir aš tokia, nekeista, čiagi mes visi to paties susirinkom. Tai labai smagu, bet man nėra tai buvę, visi, kad draugų tenka prašyti, kartais susipyksti, kartais nusivili, o dabar visi savo srities profai, žodžiu, bus labai smagu, galvot, ir parsivešiu netgi savo gražių nuotraukų. Tiesiog labai nerealiaitinu tai būtinybei ir apskritai galimybei fotografuotis kelionėse, tai vat bus kažkas naujo ir labai labai smagu. Vis tiek esam kosmiškai gražioje lokacijoje, tai norisi tai išnaudoti ir apskritai įkelti į savo Instagramą kažkokį to nei savo automobilį, jau irgi būtų laikas. Tai va, labai smagu, visi profesionalai ir aš tik būsiu amateur model. Tai. Jau akytės vietoje. Turbūt plaukučius dar prabėgsim. Čia mano final look. Hot as fuck. Ne, man tokie kaip gerai. Kokie tie šliukai, vešliukai. Gal man šitą work of art išleisti? Šitą? Gali? Jau, ne? Taip, aš užsuku tiesiog, kad man tas priekis, žinai, va, tai va, stovėtų nenukritęs. Man tai patinka. Galvoju, užtenka tau. Jeigu kas fiksuosi, žinai, ir tau jie taip. Jo. O ką? Užsisėdėjau jau namie truputį, tai nusprendžiau leistis į apačią, pagrindinę gatvę. Esu pati suruošta, susikroviau įrangą ir pasifotkinsim. Man atneš suknelę. Aš gal dar nužiūrėsiu kokią lokaciją, atsigersiu kavos, žodžiu. Čia pas mus šiaip nemažai palipėt žemyn. Vakar lipantys į viršų labai suvargo. Tai aš, va, žodžiu, pagalvau, išeisiu anksčiau, atsigersiu kavos, ramiai pačilinsiu apačioj ir tada dar pasipyškinsim. Prisėdau kavinutėj, užsisakiau kavytės. Va čia biškai pasifotkinsim, man tai patinka, kad šviečia saulė, nes tokių, va, žinoma, matot fazų, tai šviečia, tai nešviečia, tai bus įdomus apšvietimas, žodžiu, turėsim pasirinkimą. Man geriausias laikas dienoj vienai pabūti. Niekas neįsižeiskit, tiesiog man taip aš pasikraunu, pailsiu, tada galiu ateiti išdykauti. Tai va dėl to biškai pabėgau, galvoju, va aš savo paeksplorinsiu. Ir tada biškai duosim džiaivą. Nelabai mėgstu fotkintis, greit pavargstu, bet ne kasdien būnu prie Komo ežero, gražiai padažyta, sušukuota ir su kosminė suknelė ir su talentingais fotografais aplinkui, tai nepasinaudot progą būtų tiesiog kvaila. O aš bent jau bandau būti nekvaila. Žiūrėkit, kokia vaivorykštė, kaip gražu. Gerai, ne, tai tu būk. Būk, Vitalija. Žiūrėk, palaikyt mano, va, būk tokia atrama man rankai. Nes aš tada jas pasiremsiu, va, kad nenuvirščiau. Linksmai. O Dieve. Up. Vitalikas tai toks atrodo, va, toks visas easy life. Okay. Bet tau tai šiandien per didelė. Ta prasme, per mažai kotletą valgyti. Man atrodo, nebiškai gerai, ne? Va dabar gerai. Tai ką man padaryti? Dažytis, kai mes iš tavęs darėm Beyoncé, man pasirodė miela. Žodžiu, biškai įsivažiavom su tą suknelę, prifotkino mane Aušą, prifotkino mane Viktorija, prifotkino mane Edita. Ir einam dar fotkintis, nes gražus apšvietimai, visi pasikūrė, visi nori išlieti savo kūrybą, bet labai tikiuosi, kad iki rytaus neišsisems, nes turėsiu kokius 300 nuotraukų vykusių jau galimų kelti su šitą suknelę. Tai ruoškitės dabar jau jūs patys.
sakiau, jo judesio net bus labai tokio išlaikymo. Taip, toks. Specialiai tie Canonai su Sony varo, tai... Nu taip, Canonai su Sony visada kovoja. Tipo, kas kaip nori, tas taip varo. Jo. Ir visą meniu pakeičia. Nu ir tipo darykit, ką norit. Nu bet vis tiek Canonai laimi. O, kokie gražuoliai. Ir labai deranti suknelė. Žiūrėk, ką galim padaryti, aš parodysiu filmą. O, blet. Matot, Palik. pusė 4 išėjau iš namų, biškį Edita, Tu palik ją biškį vieną. Gerai? Gerai, atvaryk. Gal, fotografuoji. Oi, kas šitas gražus įsiliejimas. O ta šviesa kaip gražiai. Čia mašina. Ką? Čia mašina Ne. gelbė. Mes su Edita bagažiniai, nes ant tiek nenorim paškomyti, kad sakėm, kad mes tikrai tilpsim, jūs nepergyvenkit. Modelis šiandienos. Labas rytas, šiandien jau yra viso pagrindinio judesio diena. Atvyko vyras modelis, ruošiasi mergina ir jau startuosime. Merginos kikena, jau su vyruku einam jį apžiūrėti. Štai ir jis. Visas kostiumuotas, gražus mūsų damas. Čia dreskodas buvo juoda, šiaip ne. Puikiai pataikiau. Pagal mane. Žiūrėk, tikrai visi. Pagal mane. Mano workshopas. Darom nuotaką juodą kažkada. Darom nuotaką juodą kažkada. Tai va, visi juodai. Su spalvom nepriimu, dryžuotų irgi ne. Viskas. Oras puikus. Turime minkštą šviesą per debesis, geriau ir nesugalvosi. Modeliai galės atsimerkti, neatrodys kaip lietuviška žalia žolė, dėkui Dievui, ir bus labai gerai viskas. Na, kažkiek kiekvieno. Atvažiavom į vietą. Va ten mūsų lokacija, kuri bus fone. Čia visada yra mūsų lokacija. Žodžiu, labai gražu. Švietimas nuostabus. Nuotaka nuostabi, jaunikis dar važiuosim, juokauju, super. Taip, jau prasidėjo chaosas, visi duoda džėjimą. Gražuolė Emilija pasaulio krašte. Emilija, padarykit dar tokį, jeigu galės, tai žmonių gerai. And look to our side. I think we're good. Nu, davai, šitą pasirinti side. Va taip viskas atrodo, visi pešasi, mušasi, jau kažkas verkia. 4 jau verkia žmonės. And just come forward. Just come look at each other. Vauza, kaip gražu, Auša, kaip gražiai čia mums suorganizavai. Kokia mūsų šaunuolė. Tai va. Turėjo čia atliekti mūsų mašiniukas, bet atvažiavo kažkoks dėdė, sako, ar žinot, kad čia yra privati teritorija ir jūs čia taip fotkintis negali, tuoj grįž savininkas. Nu ir ką, mes nenusimenam, mes einam į kitą lokaciją, kažkur reikės sugalvoti, kur pasistatyti mašiniuką gražiai. Kad čia jis mane sustabdyti, kaip matot, čia ta gatvelė prie vandens tokia neišdidžiausia, žinot, tai užimti negalim. Gyva dar? Jo. Gerai. Tai tik pradžia. Gerai. Biški nori gert. Nu, tik vandens. Aš turiu vandens kažkur. Pretend like you are very happy and you like your photo shoot, like the best day of your life, okay? Kad nekabėtų. Daugiau rankų ant kūno. Aha. Vauza.
Aš galiu greitą mašiną sako. For stay here, yes, you can. But I can. Ir biškai, jeigu būsit iš toliau, kad ir mašina biškai ponė. Jo, taip. Jo, visi čia eikit. Dalyvauju šeimininiai dramai. Žiauriai gražu. Jau biškai pavargau. Žingsniu į priekį. Ką šitoks reaguoja? Iniciatorius. Belia, kaip gražiai mes čia duodam tą mašiną. Žiūrus ratai. Žiūrėkit, Federico, Emilija, come together from the car and let's walk again. Va, turbūt jau mūsų paskutinė lokacija. Nuostabus parkas. Aš jau norėsiu ant tų laiptų jos fotkint labai. Tikiuosi, kad modeliai įkris į fontaną, nes man reikia emocijos, man reikia kažkokio istorijos. O jis taip išnieręs už nugaros, tai bus turtingai. Akvamenas. Vištytės. Negali atlaikyt. Kas kur laksto? Atsisuk Emilija ir į mumis pasižiūrėk. Šito gautuką. Jo, tai aš noriu užlipti ant šito, va, kaip Vitalikas padarė, aš noriu panašiai gal užlipti ir pasižiūrėti, ar tam kažkas bus. Pasidariau, ką man reikia. O Dieve. Oh my God. Vitalikas, tai aš negaliu žiūrėti. Rezultatus. Ai, čia gretutės, to lasda? Jo. Bet man va šitie... Pagalys. Žodžiu. Sorry. Is deep? No? No. No, normal. Ah, okay. Vips, persigalvoju. Žodžiu, kaip ir finito, iš tikrųjų praeitam workshopė belia kaip ten stengiaus, dariau kuo daugiau, bet dabar jau matau, kad tikrai turiu belekiek kadrų gražių ir kad jau daugmaž kartotus viskas, tai nebelendu, sustot laiku irgi yra geras sugebėjimas ir būtent šiandien aš jį ir gvildensiu. Tai važiuosim dar kažkokią vilą apsižiūrėti, dirba iki 6, su kažkuo ten susikoperavau, ne su kažkuo, žinau, su kuo, Jezu, kaip gražu. Vietų dar neatsižiūrėjom, atlėkėm į kažkokią vilą su botanikos sodu, va prisiplaikiau prie mergaičių ir už 15 eurų žmogui galima čia kažką nuveikti, pasivaikščioti, pasižvalgyti turbūt, labai gražu. Vakar išgirdom už tvoros moterį šaukiančią lyg absoliučiausiai skerdžiamą ir išsigandom, pasiėmiau peilį ir norėjau paklausti, ar viskas ok. Ir dabar mes čia tam muziejui viloj kieme ką tik pamačiau vyrą, kuris išėjo ir labai ilgai ten reikėjo jį šaukti, kad iš vis išeitų. Sako, ateik prie garažą, per skersgatvį nuėjom, prie garažą išlinda, sakau, kodėl jūs kriokėt, sako, nieks nekriokėm, sakau, tai aš iškviesiu policiją, tai sako, aš to išvesiu savo žmoną, išvedė moterį, kuri dabar šitoj vilai, kur vaikšto ekskursijoj, yra nuotaka. Va ten. Panašu, kad čia jau viskas gerai. Bet kaip taip įmanoma, kad vakar aš pas jos naktį buvau namie, šiandien aš jūsų vestuvėse, tai vakar pas jūs kieme su peiliu buvau, dabar aš jūsų vestuvėse.
Va ir užlipame viršų. Tai dabar vakarieniausim labai autentiškam itališkam restorane, lūkesčiai aukšti. Ir va taip ir užbaigsime workshopą, visi taip truputį išsimėti, išsiskirsti ir rytoj anksti ryte labai visi išvažiuos, aš dar liksiu, nes lieku dar vienai dienai padaryti asmeninę fotosesiją. Tai va gal dar pasidalinsiu truputį rytoj kaip seksis, nes atvyks pas mane mergina anksti, aš ją pati padažysiu ir eisime fotografuotis į šiandien atrastas dar lokacijas, tai vis dar liksim šitam pačiam miestelį ir žodžiu šiandien tiek. Situacija tokia, lietus, bet mes nepasiduodam. Mūsų modelis gražuolė dabar darys čia mum catwalk. Čia yra mūsų lokacija, įsmukom štai va į tokį praėjimą. Noris biškį palyst po stogu momentais, bet labai efektingai ir nelyst po stogu. Tai va, tuoj pala. Labai gerai. Ir dabar tą nuėjimą vėl tokį su tokiais persisukimais per nugarą, žinai, oi kaip gerai.